Sveiki. Vaizdo įrašas kaip išlaikyti kryptį. Kokia jį bebūtų. Ar tai jūs kažkokia papildoma veikla užsiemat, ar pradedat naujus santykius, ar kažkokius naujus mokslus, ar sportuoti. Ir krypties išlaikymas yra labai svarbu, nes tas momentas, kai mes nusprendžiam kažką, turim tvirtą sprendimą. Jis tarsi toks pliūpsnis einantis į visatą, kad šis žmogus kažko nori. Ir prasideda aplinkybių pritraukimas. Aplinkybių kažkokių žmonių, įvykių, situacijų ir taip toliau. Ir jeigu žmogus ilgą laiką tą daro, tai ne tik jis pats traukia aplinkybės, bet ir tie žmonės, kurie žino, ką jis daro, jie jau pradeda traukti, nes jie žino, kad yra toks žmogus ir jis užsiema tuo. Ir jeigu kas nors aplinkoje kalba apie tai, kas galėtų jam būti aktualu, jie iš karto kaip jungtis gaunasi. Ir kuo ilgiau žmogus daro tą pačią veiklą, tuo labiau jis išsuka tiek savo tą tokį pritraukinėjimą, nes vis daugėja galvoje minčių, kaip pasiekti ten, kuris eina, tą, ką daro. Tiek žmonės pradeda jį labiau žinoti, tiek aplinkiniai jau žino, apie ką su tuo žmogum kalbėti, ką jam patarti, ką rekomenduoti. Ir jeigu žmogus ne tik vienas sėdi namuose ir kažkokią kryptį turi, bet dar jis dalyvauja ir kažkokios aktyviose veiklose, kur susipažįsta su naujais žmonėmis, ar bendrauja su tais, kuriuos jau pažįsta, bendrauja su daug žmonių, jisai skleidžia tą, ką jis daro. Skleidžia per kitus žmonės. Kiti žmonės gaunasi kaip tarpininkai. Ir jeigu žmogus tikrai entuziastingas tame, ką daro, ir jisai kažką naujo sužinoja, kažką stipraus, ko reikia kitam žmogui, tai va čia prasideda sėkmė šitoj vietoj. Bet tai nėra paprasta padaryti, nes labai dažnai yra abejonės, o gal netinkamai einu, netinkamu keliu. Atsitinka kažkokie kliuviniai, kur žmogus abejoja, o gal nereiktų to daryti, gal kažką kitą geriau darysiu. Tada kitas dalykas, žmogus net negali apsispręsti, ar tikrai tą nori daryti, bijo pradėti ir taip toliau. Tai kiek daug yra kliuvinių dar iki tol, kol žmogus apskritai pradeda kažkokią veiklą. Jau nekalbant apie tai, kad jis ją tęstų pastoviai mėnesiais ir metais, o kartais gal ir dešimtmečiais. Tai pavyzdžiui, mano atveju, man pasisekė, kad aš jau 16 metų aš tiesiog pradėjau programuoti. Man įdomu būdavo kompiuterį ir aš pradėjau žiūrėti, ką čia galim padaryti, gal tą. Ir gyvenime buvo daug situacijų, kai aš nebenorėjau to darbo dirbti. Bet kadangi aš jau turėjau daug patirties jame, aš bet kada galėdavau sugrįžti ir vėl dirbti. Ir čia man šitoj vietoje yra didelis saugumas, nes aš žinau, kad kas bet atsitiktų, aš galiu ten daryti dalykus. Tai ir žmonės žino, kad aš ten galiu daryti dalykus. Ir man karts nuo karto vis kažką pasiūlo. Aš galiu atsisakyti, taip, tada vėl, jeigu daug kartų atsisakau, beje, taip yra buvę, aš buvau pakeitęs veiklos sritį ir visi, kas į mane kreipėsi, sakiau, ne, aš to nebedarau. Ir iš tikrųjų toks kaip vakuumas susikūrė, niekas nebesikreipė, viskas. Aš save apsaugojau nuo tos temos, niekas į mane nebesikreipė. Ir po to, kai aš jau pats norėjau vėl daryti, man prireikė, pusmečio po to sprendimo, ką aš priėmiau ir aktyvaus darimo, kad vėl pilnai užpildyti savo laiką tuom, man prireikė pusės metų. Tai ką tai reiškia? O aš turėjau kitol patirtį, dabar kalbant, tai čia buvo virš 10 metų patirties, tai gal net daugiau 15. Ir tai aš jau turėjau patirtį. Jeigu aš pradėčiau visiškai naują veiklą, tai reiškia, kad man reikėtų pusę metų kaip minimum, kad pilnai savo laiką užpildyti ir iš to gauti pajamas. Tai suprasim, kad jeigu mes kažkaip darbiniais ir tai pradedam tą veiklą, tai nedaryti taip, kad šitą šiandien baigiu ir šiandien naują pradedu, neturiu jokio pajamų šaltinio, nes tą žmonės dažnai daro. Tai čia jeigu eina apie uždarbio šaltinį. Bet apskritai visi įmanomai projektai, ką aš noriu pasakyti, kad turi ilgai tęstis. Tas sprendimas, kurį padarėm, turi nekisti ir kuo ilgiau jis tęsis, tuo daugiau žmogus tame pats sužino, pats praplečia žinias, daugiau išmąsto įvairių dalykų, daugiau pritraukia knygų, informacijos, specialistų, žmonių, būtent tą tematiką, kuriam jis pradeda domėtis.
Ir čia yra labai didelis turtas žmogui, nes jisai savo laiką išnaudoja pritraukti tos temos įvairiem resursam. Ir dėl to yra labai gerai, kai žmogus išsigryninęs, kuris sritis gyvenime jam yra įdomiausia, svarbiausia ir artimiausia tam tikrajam giliajam vidui. Ir tada toj srity pradėjęs domėtis, jisai net ir padaręs kažkokį nedidelį posūkį, jis vis tiek turi patirtį, turi įgūdžius, turi žmonės, turi knygas perskaitęs, turi išmąstęs savo visokių įdomių idėjų ir turi kontaktų ir taip toliau. Jis tvirtina save vienoje srityje. Nes pavyzdžiui, jeigu mes einam į visiškai kitą sritį, pavyzdžiui, nuo muzikos į sveikatą, tai yra totaliai skirtingi dalykai. Aišku, mes galim būti stiprus muzikoje ir mums įdomu sveikatą, mes einam ten. Bet jeigu žmogus per 15 metų 4 kartus pakeičia, tiesiog tai yra blogai. Tai net jeigu tokia situacija, tai tiesiog reikia laiko skirti, susikaupti. Kokioj apskritai srity man įdomiausia ir nebūtinai bandyti susirasti kažkokią konkrečią poziciją, labai siauros specifikacijos, bet apskritai nuspręsti sritis, kokia, kas man įdomu, gal statybos, gal transportas, gal ten medicina ir tiesiog stengtis nesiblaškyti, būti toj srity, nes tada mes kaupiam tą informaciją ir mes tampam profesionalai. Jo, čia prisiminiau, kad Amerikai labai populiarus pasakymas, kad žmogus profesionalas gali vadintis tada, kai jis išdirba 10 000 valandų kažkokioj srity, tada jis gali vadinti jau tokiu profesionalu. Ne tai, kad profesionalas ta prasme, kad pradėjo dirbti darbą, už kurį gauna pinigus, bet jau profesionalas savo specialybėje. Iki.